Ponia Violeta, Direktoriau. gal aš galėčiau sužinoti, kuo jūs dabar užsiemat darbo metu? Nu, aš tiesiog truputėlį laisva ir makiažą pasitvarkiau, kad jums gėda nebūtų. Gėda nebūtų, ja? Jūs darbo metu dažotės. Ką? Jums atrodo, kad nėra ką veikti darbe? Dabar tokia situacija, kad nėra darbo, aš žiūriu, ką? Ar jūs ataskaitas padarėte? Taip padariau. Dienos balansas? Padarytas. Viską sutvarkėte? Taip. Gerai, o čia kas per popierį? Čia kur jūs davėt, kad... Kodėl? Jie sutvarkyti ar ne? Direktoriau, atsiprašau labai, bet jūs pasakėt, kad ryte iki pietų būtų padaryta. Aš rytą ateisiu iš ryto ir padarysiu. Žinai, Violeta, aš tau pasakysiu vieną svarbiausią mintį. Jeigu jūs norit ką nors pasiekti gyvenime, prisiminkit, kad tą, ką gali padaryti dabar ir gerai, geriau ir daryti, negu atidėti ir daryti vėliau ir blogai. Supratot? Kaip šitoj patarlėjai. Ką gali daryti toj, niekad nesakyk rytoj. Va, labai teisingai. Todėl imam, sėdam ir dirbam. Ir dabar darom.